Sveikiname komandai, žaidėjams, kurie pradėjo, kurie pasirodė po keitimo, tai padarė didelį darbą. Aš manau, kad kontroliavom rungtynės iki praleisto įvarčio, tai kažkur gal 70 minučių tikrai žaidėm neblogai. Manau, kad dar turėtume gerinti šitą dalyką, kad ir prasileidus įvartį, Varžovas truputį daugiau energijos įdeda, truputį ramybės turėtų būti pas mūsų žaidėjus, tai reikia dar dirbti šitoj vietoj. Bet visumoje aš manau, kad sužaidėm solidžias rungtynės. Jeigu išmestume tas paskutinės minutės, kada tikrai Hegelman komanda buvo apgulus mūsų vartus. Iš kitos pusės tai nieko nuostabaus, nes tikrai gera komanda su stipriais individualiai žaidėjais priekyje, tai jie tai parodė šiandieną ir pabaiga rungtynių tikrai buvo labai sunki. Sezonas vis dar laukia ilgas, daug rungtynių, įvairiausių stadionų. Jūs labiau įpratę vis tiek žaisti namuose ant natūralios vėjos. Kiek dar labiau džiugina tokia pergalė, kai ir teko žaisti stadione, kur dar niekas šį sezoną nebuvo laimėjęs, apskritai atėmęs taškų už Hegelman, žaidėt ant dirbtinės dangos ir apskritai, kiek dar labiau džiugina tokia pergalė, juolab prieš turnyro lentelės kaimyną. Aš manau, kad kiekvienai komandai namų stadionas, kaip sako, namų sienos padeda, tai lygiai taip ir mums, tai mes manau, kad dar esame kitokia komanda, kada žaidžiame namuose, bet šiai dienai puikiai danga, esmė lygi, visiems sąlygos vienodos, leidžia žaisti ir tai gali daryti apie komandos, tai aš nemanau, kad čia yra kažkoks labai didelis skirtumas. Kada turi geras sąlygas, tiesiog turi išnaudoti savo stipriasias pusės. Turėjot labai ilgą seriją minučių, kuomet nepraleidot įvarčių, tai kiek galbūt netgi iš vienos pusės geras dalykas, jog praleidot tada, kai pirmavot ir iš esmės tas praleistas įvartis taškų neatėmė, o ta serija, turbūt anksčiau ar vėliau vis tiek turėjo pasibaigti, tai iš tos pusės. Žinot, serijų niekas neskaičiuoja, iš esmės skaičiuojam taškus, kuriuos pelnome, tai šioje vietoje labiausiai džiugina 3 taškai, o dėl praleisto įvarčio tikriausiai jūs prikalbėjot prieš rungtynes, tai aš manau, čia pagrindinė priežastis buvo. Ne tik prikalbėjom, bet ir burtai buvo per pertrauką, traukėm kamuoliukus ir ištraukėm Marijampolės Sūduvą jūsų komandai. Turbūt jau girdėjot, jeigu negirdėjot, tai Marijampolės Sūduva bus jūsų varžovas. Dabar pagavom ant karštų minčių, turbūt vis tiek kažkokią kelia širdyje jausmą Marijampolės Sūduvos vardas ir varžovas ketvirtfinalėje. Tai žinoma, tai yra namų komanda, gimtoji komanda, tai visuomet jinai tokia ir bus, tai natūralu. Čia yra rungtynės, yra taurė, yra kitas turnyras, kuriame mes privalome laimėti. Dabar taip ant karštųjų prieš Sūduvą žaidėme jau 2 kartus, abi lygiosios buvo. Tai, ir dar po 0 įvarčių. Taip, ir akivaizdu, kad neparankus mums varžovas, o žaisim kur? Jūs namie žaisit. Tai namuose tikriausiai ar sienos padės, ar žiūrovai padės, tai atiduosime visas jėgas, kad praeitume į kitą etapą.